Trakšt. Toks desertas, kur suvalgai vieną ir ramu visą dieną. Taip, sūrios karamelės su šokoladu desertas. Nuostabus. Tarsi Florentina su šokoladiniu kremu, be glitimo, greit pagaminamas, parodom kaip padaryta, ne? Žiūrovams mūsų. Tikrai. Tikrai taip. Aš manyčiau, kad kiekvienas darys namuose tokius. Žiauriai. Tuoj suvalgom ir žinoma. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Tai matai, reikės viso labo prikaistuvio, šluotelės ir vos kelių ingredientų. Tai pradedam nuo to, kad reikia ištirpinti sviestą. Sviesto 115 gramų, bet nedarom kaitros tokios super didelės, kad ten pradėtų kaist burbuliuoti. Kad po truputėlį, taip gražiai. Ir dabar sudėsim likusius, kiek čia 1, 2, 3, 4 ingredientai. Cukrus, rudas cukrus. Aš mėgstu naudoti desertuose rudą cukrų, nerafinuotą cukranendrių cukrų, jis dar turi papildomą tokį karamelės poskonį. Tai nuo to dar tik tai bus skanesni sausainiai. Migdolų miltai, 75 gramai. Gardų parduotuvė yra ta vieta, kur gausite pačius geriausius migdolų miltus. Taip. Ir čia ne juokas. Žiupsnelis druskos. Ir 1 šaukštas medaus. Medus arba gliukozė, teoriškai turėtumėm dėti gliukozę, bet gliukozė yra toks pakankamai specifinis desertams gaminti skirtas ingredientas. O praktiškai pas kiekvieną turbūt spintelėje medaus yra. Bent jau pas dažną tai tikrai. Tai šaukštas tam, kad cukraus kristalizacija vėliau neįvyktų tokia, kad nebūtų visiškai toks kristalas akmenukas. Reikia maišyti, kol ištirps cukrus. Jeigu netyčia atsitinka toks dalykas, kad atrodo atsiskirinėja riebalas. Sviestas atsiskirinėja, tai nieko baisaus. Toliau maišom ir vėliau, kai jau cukrus ištirps, masė ims vėsti, toliau maišom ir sviestas atgal sugrįš į masę. Nu, parodyk. Gerai, nuimam nuo kaitros. Prieš naudojimą mums vis tiek reikia, kad masė pravėstų. Kad pagreitintą atvėsimo procesą, išimam iš šaltą dubenėlį. Taip, labai graži masė. Kad greičiau pravėstų, galima kažkiek laiko truputėlį permaišyti, bet tarp 5 ir 10 minučių, tikrai reikėtų palaukti. Kai masė pravėsta, nereikia, kad jinai taptų visiškai šalta, kai jinai pravėsta, pilame šaukštelį vanilės ekstrakto. Ir masė paruošta. Nepamirškite iš anksto įsijungti orkaitės, 180 laipsnių kaitinimas su ventiliatoriaus funkcija. Mes padarysime eksperimentą. Aš labai norėjau išbandyti Electroluxą neprikampančią skardą. Mes jau daug kartų kepėm, bet šitie sausainiai ypatingai. Jie kibus. Kibus, pavadinkim taip. Tai turim paprastą skardą, neprikepančią. Aš imsiu kepimo popierių. Aš viskai galvoju, kad neprikips. Ir pabandom. Į tokią skardą dedasi, kokie 6 sausainiukai, kurie yra tokio dydžio. 6 sausainukai. Taip, reikia, kad liktų atstumai, po kokius 5 cm. Tai jie labai plonyčiai bus, taip? Taip, jie bus labai plonyčiai ir labai, kaip sakant, išbėgs. Šaukštelis. Paimam. Galima būtų formuoti tiesiog iš akies, bet tada nesigausi tokie vienodi gražus. Turim kiekį, truputėlį pavaliojam. Ir burbuliukus dedam, taip? Gerai. Tai tu gali imti aš valios. Pavaliosi, taip. Oi, pošiltė tešla. Labai malonu dirbti. Dabar palauk, po 2 dedam, taip? Jo. Ir orkaitį iš karto galima kepti kelias skardas, taip? Aš visą laiką rekomenduočiau kepti po 1 skardą. Taip. Dėl to, kad neprofesionalios, o namų orkaitės, jose, kad ir kokios jos geros bebūtų, vis tiek nevaikšto taip tolygiai, necirkuliuoja oras. Todėl
Ypatingai, kai šitie sausainiukai keps, tikrai trumpai, tik 6-7, daugiausia 8 minutės. Tai kol vieną suformuoji, dedi kept, formuoji kitą ir... Na ką, pirma skardelė keliauja į orkaitę. Ok. Kepam. Iškepus sausainius, paliekame juos maždaug 5 minutės, kad truputėlį pravėstų, dėl to, kad jie dar bus labai labai minkšti. Prikepėm, ane? Prikepėm, bet neprikepėjai. Aš net pasimečiau. Iš tikrųjų. Panašu, kad prikepėm, bet neprikepėm. Pabandyk. Puikiai. Taip, Atšoka. kad nepridegantis skarda veikia. Taip, ir saugom gamtą, nenaudojam popieriaus ir turim skirtumo. sausainukus. Na, šitie gal šiek tiek mažiau Aš gal išplaukia. mažesnis gal padarysiu. Įsutaupėję, ne, kad daugiau išeitų. Taigi, juos galima valgyti tiesiog imti ir valgyti. Su ledais labai skanu, ne? Norėjau sakyti, labai. Čia ypatingai tie, kai kaip tik po Italijos vasarą, tai gauni ledų, įdeda tokį skanų, labai sausainuką. Bet galima dar kai ką padaryti, kad būtų dar skaniau, dar saldžiau. Turiu pasiėmęs karamelės ir šokoladinio kremo. Nes kadangi jau žinom, kad jie bus tokie karamelės. Jo, karamelinės skonio, tai mes renkamės šokoladinį. Pasimsim, kiek čia mes? Na, tiek, ne? Nu, pradžioj užteks, po to pasižiūrėsim. Šiek tiek uždedam. Aš savo taip pat pasidarysiu. Bet aš žinau, kad tu turi Taip. savo paslaptį. Man kadangi labai dažnai trūksta druskos, Visur. praktiškai taip, tai aš... Kad saldumą šiek tiek Taip. susūrint. Bet tu čia taip Sūri karamelė. Neblogai užsimanė. Aš galvau, kad čia mažoka. Gerai, visi pagal savo skonį. Ir taip suspausta, ne? Taip. Tiesiog. Taip. Ir turim saldų karamelinį sumuštinuką. Jisai yra su skilutėm beje. Sausainukai. Specialiai to. Jos tikrai galima išsikepti ir pakankamai ilgai jie laikosi, man Taip, atrodo. tik reikėtų laikyti sausoje vietoje. Nes jie gali pagauti drėgmę iš aplinkos iš šaldytuvo ir vėl tapti tokie elastingi, nebetraškus. Na ką, pritepliokim daugiau, eisim gert kavos, o su jumis netrukus po pertraukėlės susitinkam ir gaminam kai ką puikaus. Iš tikrųjų galiu išduoti paslaptį, kepsiu antį.